Man buvo padaryta plastinė operacija. Estetinė, norėjai gražesnis būti? Jo, čia buvo estetinė, dėl grinai nebuvo reikalinga, buvo vizualinė. Tai neklausiu, kas gydytojas, nes akivaizdžiai nepadarė dar. Arūnas Valinskas yra man skaloja pinigų. Jisai siūlė tau kažką intimiai daryti su žmona, kai davai pinigų jam. Perlaužiam pakelį, po to perlaužiam ingą. Sveiki, laida. Žinau, kad meluoji šioje laidoje. Bandome suprasti, kuris dalyvis visgi meluoja, o kuris sako tiesą. Gerai, ir pirmasis mūsų dalyvis. Vienintelis žmogus, kuris girtas gali sudėti Lego, tai yra Antanas Kislė. Jeigu iš čia, tai kas apšildo Emilio Kubą? Tai Tomas Šrinkėlis! Ne, mes nepildom mirštančių vaikų norų. Tai Mantas Patarakas! Jei jūs galvojat, kad jis toks piktas, jis turėjo pėsčiom pereiti Lenkiją, tai Evaldas Jasaitė! Jis rašo ilgus tekstus Facebook'e ir yra išleidęs knygą. Deja, tai ne Benas Lastauskas, o Lukas Ramonas! Paplojam jam! Ši laida yra N18, todėl gaila, kad daugumoje fanų nepamatys šios laidos. Tai yra Safas! Paplojam! Ir prieš pradedant žaidimą priminsiu greitai taisyklės. Tai kiekvienas žaidėjas turi po 2 korteles priešais save. Tenais toje kortelėje yra užrašytas arba tiesa, arba melas. Kitos komandos tikslas yra išsiaiškinti, ar tas žaidėjas sako tiesą ar melą. Kad būtų įdomiau, žaidėjai melų nežino. Dėkojame mūsų partneriui Gubernija Nealkoholinis, kad jų gardus nealkoholiniai gėrimai laidos metu atgaivina tiek mane, tiek ir šios laidos dalyvius. Ar žinojote, kad nealkoholinis tamsusis elis pripažintas geriausiu nealkoholiniu alumi pasaulyje? Gryno ir sodraus skonio alus, kuriam 3 salyklų mišinys sukuria salsvą karamelės ir džiovintų vaisių aromatą. Išbandykite jį patys. Gubernija nealkoholinis. Taigi, galim pradėti. Pradėkim nuo Antano Kisleko. Antanai, trauk kartelę. Esu miegojęs viename miegmaišyje su Kristoforu Vaidučiu. Kas yra Kristoforas Vaidutis, niekada ir nesužinosime. Gal ir nereikia, ką? Gal nereikia niekam. Čia netame esmė. Bybiso vadini Kristoforu Vaidučiu. Gal. Jis toks pat ilgas. Tai. Nice, okei. Gerai, Kristoforas Niekas neįvertina. Gerai, papasakok, kodėl Kaip ir Kristoforas. Gerai, jūs esate išleidę video. Kristoforu. Labai gaila, bet aš žiūrėjau. Yra YouTube'ai, 1,5 valandos. Ne, nėra būtina tikrai žiūrėti. A-Team Comedy. Aš žiūrėjau labai mažą dalį, bet mačiau, kad jūs kažką ten su miegmaišiais darot. Taip. Ir ten buvo miegmaišis tau ir jam. Taip. Ir buvo operatorius. Taip. Tai ar nebuvo, kad tu turėjai apsikabinęs Kristoforą mėgoti viename, kad kitą mėgoti operatorius? Mes galvom, kad čia bus labai juokingai užfilmuoti papildomą bitą, kad mes miegam vieną miegmaišį, bet po to iškirpam. Ir viskas baigės analiniu seksu. Jo, šitą palikom, iškirpam kaip miegam tik tai, kad nebūtų gėjiška labai. Okay. Ar šnapždėjai kažką jam į ausį? Ne. Miega. Ne. O tai ką šnekučiavotės, jūs vienam miegmušį labai arti vienas kito buvote. Ja. Jūs tiesiog kažkaip vengėt pokalbį. Aš nemalosiu, aš labiau norėjau šnekėti negu jisai, nes aš visą laiką vėliausiai užmiegu. Tai jisai jau toks, aš jau jaučiu, kad, štai kaip atrodo. Jisai jau knapsi ir tu... Jo, jauti, kad miega žmogus toks. O tu nenori pasikalbėti, pavyzdžiui? O tu, jūs gerai. O jūs mėgojat veidas veidu, ar tu jam į pakaušį? Ne. Ar buvo, kad tu jam į pakaušį mėgoji ir biškiai aš buvau įlindęs ten giliau, žinai, kaip prie sienos miega, kad negalėsiu išlysti, jeigu norėsiu pamykšti, turėsiu jį pašatinti. Tai bet tas miegmušis viengulis toks, kuklus, ne? Ne, didesnis. Normalus. Didesnis. Prakirtas Kisleko miegmušis. Pilnai lietėsi kūnai. Kodėl jūs tokias homoerotinės fantazijos? Viskas gerai, čia gal dėl to, kad 2 vyrai miegmaišį. Taip, ar jūs prakirtot dugną miegmaišio, kaip kad galėtumėte? Mes prakirtam filmavimo dugną, bet ten tai ne, mes tiesiog, tu įlendi vienas ir tada prisispaudi prie sienos ir tada kitas. Bet tai ar vienas yra tiesiog maiše ir neturi kokio kvėpuoti išskyrus kojom? Ne, ten yra įsiganėtinai platus. Tai tiesiog turėjome mėgoti ant šonų, biškai, ir tada, kai nuguli šoną, turėjome miegmaišis jo. Visą naktį išmėgoti, ne? Jo.
Nu, ne vis vidurį nakties pata pasikeitė, nes nebebuvo taip juokinga. Nebuvo, jo. O kiek laiko baigėsi komedija? Kokius palėgo? Kiek laiko komitinot, kiek bandėt apgauti, kad čia vis juokingai dariau? Kai Kristoforas užmygo, aš nebegaliu taip padaryti. Bet sakai, kad norėjo daryti bitą. Tai reiškia, kad jau išjungė kameras ir vis tiek jūs dar bandėt kol... Ne, čia buvo šitas nufilmuota. Bet po to nekomitinam iki galo. Nes Egis mūsų operatorius paliko kamerą, jis sako, aš jums palieku, aš einu iki mašinos. Net jam nejauku pasidarė. Ja, ne, jis tai nežiūrėjo šito. Jam buvo nejauku, kaip pato reikėjo. Aš vyrai iki mašinos dasidročinsiu biškį. Mes čia padročinsim. Taigi, ar Antanas miegojo su Kristoforu? Kad miegojo tai 100%, tai ar mėgmaišį. Gerai, ar Antanas su Kristoforu yra homoseksualai? Tiesa, ne, vienareikšmiškai. Manau jo. Bet ar tai blogai? Manot, kad taip, praneš fiksuosi atsakymą? Ne. Aš sakiau, kad pas mus nebus demokratija. Diktatūra. Melas, Kislekas nemiegotų su nieko kitu mėgmaišiu. Bet tai toks artimas. Aš su moterim miegojęs. Man patinka. Ne, čia jau melas, Kislekas. Gerai. Gerai, tai Evaldai, būsi autokratas, visiškas ir... Jūs sakot, kad tiesa? Aš manau, kad tiesa. Ne, Kislekas nekomitintų, ypač Kristoforas tiek iki bado. Manai, kad tai yra melas. O su tavim tipą miegočiau, ne? Su visai, su ko tik tu nemėgi. Tiesa. Gerai, ką mes manom, kad tai yra melas? Melas. Melas. Užfiksuosiu atsakymą kaip melas, pasakyk, Antanai, ar tai yra tiesa? Na, bet tačiau tai yra melas. Tai yra melas! Kad ir kaip norėčiau, kad tai būtų tiesa. Pirmasis taškas keliauja į Evaldo Jasaičio sąskaitą. O dabar pačio jo eilė, palaikime plojimais. Man buvo padaryta plastinė operacija. Taip, kokia? Veido srity. Veidas srity. Aš sakau, kad negali taip gražiai nulietas veidas būti. Padarė ar iš šono būtinai, ne iš priekio, iš šono. Padarė ar reikia padaryti? Padarė. Kokia kino? Jau yra įvykdyta. Ok, tai neklausiu, kas gydytas, nes akivaizdžiai nepadarė dar. Aš turiu kitą klausimą. Jūs Kertų komandai, nes naujas video išėjo, jūs ne čia. Sponsor dealas ir... Ir kodėl Bartševičius nėra? Pakeitėm Ramonų paskutinę minutę. Gerai, estetinė, norėjai gražesnis būti? Jo, čia buvo estetinė, dėl grinai nebuvo reikalinga, buvo vizualinė. Bet apsikirpt nesiskaito, ne? Nes apsikirpai. Tai nėra plastinė operacija. Ar tu galvoji, kad jam padėtų šukuosena, pažiūrėk, kaip jis atrodo? Man padėjo, jisai gražiau dabar atrodo. Čia atliko ten, kur dabar pasinosis nuolat vibruoja, kai jis kalba. Galiukas. Aš nesakyk šito žmonėm. Dabar negalėsit nežiūrėti. Dabar negalėsit nežiūrėti. Man kaip pas Elgą kalėdų senę pasišviečia naktį. Tai jis atėjo, aš sako, man kaip aš šitą žirkieną, kad vibruotų taip pat. Man kaip Krys juda nusyti. Pasirodo, Evaldas Jasaitis iš tiesų yra Krys. Emilis Jokūnas buvo teisus. Akei, čia buvo tavo noras ar tavo sužadėtinės, kad tau padaryta? Dar nebuvo sužadėtinės. What? Kada čia įvyko? Senokai visai. Senokai. Dar tavęs nepažinau. Tu buvai labai storas, ar tau nusiaubė riebalus? Ne. Tai ką, pasakyk, ką padarė? Išpjovė man auglį ant veido. Blemba. Ir tada jisai pradėjo kitą karjerą. Buvo toks guzelis. Ir labai nepatiko nei tėvam, nei šeimai, aplinkai. Kurioje vietoje? Ar gali ant safo parodyti, kurioje vietoje išpjovė tau? Va čia buvo toks guzelis, toks, jeigu suspaustum toks. Ir nėra malonus. Buvo toks biškį riebaluotas ir augo 3 plaukai. Tai toks minkštas guzas, nei kietas, nei minkštas toks. Ok, jeigu trenkdavai tą auglį, išmesdavo skaičius kažkokius, ne? Ne. Nebūk sukriaušėtas. Tai ką manom komanda? Aš nemanau, kad jis turėtų pinigų operacijai. Pažiūrėk, jis iš Joniškio. Ne, jis per nelik turi didelį ego, kad jis atliepia Bet plastinė operacija Joniškiai yra tiesiog, kai tėvas tau supilį, tiesiog nupilė. Ai, tokia tai buvo, tokia tai gali. Išmušo auglį. Jo, tiesiog nukando. Vyriausias darbus normalius. Jam sesė nukando, tiesiog čia plastinė operacija. Bandyk gintis, nu. Gali konkrečiai pirštų parodyti, kur tas buvo operacija. Čia. Ir nėra rando. Nu nežinau, ar yra rando, teik pažiūrėk. Nu, aš kažką matau, bet čia tik veidas. Lukas Ramonas kažką mato. Aš girdžiu ir kvėpuoju. Nu, aš nežinau, aš galvoju, kad melas, jis pats yra kaip paauglys piktas, tai čia kitas dalykas, bet manau, nematau tą rando. Aš irgi, nesgi labai gerai Tomašas buvo pasakęs, kad Evaldas per daug myli save, kad kažką nusikirptų nuo savęs. Gal ne mano sprendimas buvo. Tai aš klausiau, kieno. Aš sakysiu žadėtinės nebuvo. Kieno sprendimų tau nupjovė? Tėvų. Abiejų ar vieno? Tai tėvai negalėjo. Tėvas nedalyvaudavo sprendimą. Ok.
Sek, tėvam buvo šlykštų. Jiem pasiūlė, jiem daktaras tiesiog rodė. Daktaras buvo padėjęs ir sako, nu, ką žinau, galim nepjaut, bet, nu, matot patys. Arba pasiūlė nupjauti ir palikti, ką nupjovė, arba tave. Ten buvo mano brolis dvynių. Tėvai norėjo tą spogą pasilikti, bet neleido. Pigiau O išlaikyti. tave užmigdė prieš operaciją ir namie tiesiog užmigdė ir tu pabudai apipjaustas. Joniški tiesiog užčiaukina, taip. Prieina bišas, nukanda ir viskas. Nereikėjo prieš operaciją atsitūpus kvepuoti. Tada pastumė mane į sieną. Mokyklos tūlikai išoperavo, beje. Reikėjo prie sienos atsirėmus. Gerai, Antano komanda, ką mes manom? Kokia tavo nuomonė? Aš turiu niuchą, kad jis meluoja. Niuchas, kad Aš meluoja. turiu niucho, turiu niucho. Jeigu kam reikia. Bet Ką patarakas turi? aš tai manau, kad irgi čia. Melagis. Turi daug labai restorante picų užsišaldęs dabar. Kokia skaniausia pizza tavo? Pažiūrėsi, meluoja ir sakai tiesą. Patarakas dėl to šiandien šypsosi. Skaniausia šaldyta pizza tavo. Restorante, jo. Su dešreliam. Su akcija turėjo būti. Restorante su dešreliam? Nu ką, žinau, Čia su mokyklos sasiskom. pizza. Čia mokyklos Nu, pizza. tai mokyklos dar skanesnė. Okay. Ta užlyta. Ką manom, Hebra? Aš manau, kad čia melas. Matot, kad tai yra melas ar ne Antano, aš pasiklausysiu Antano nuomonę. Kesti pasakyti. Jis pasoja jo daryti šią sauką, aš turėjau auglį ir niekad negirdėjau. Žinant iš kitos Va, ką mano apie tą draugai. Draugai taip pat, draugai. 1000 km pėsčiom ir kai... Davai papasakoju apie tą žygį. Sunku buvo, tiesiog nesvarbu, žodžiu, vakar miestą. Tai gal ir nepasakoju, bet aš Gerai. manau, kad melas. Melas. Aha, Antano komanda mano, kad tai yra melas. Evaldai Jasaitė. Sakyk mum, ar tai buvo tiesa ar melas? Tiesa? Tai yra tiesa! Kokio dydžio buvo tas? Ble, kietai, žiūri. Eik, tu nakui. Čia kietai yra? Žiūri, kietai. Auglį turėti Aš galėjau nepjauti, daug daugiau asmenybės O turėti. tau leido pasilikti? Kaip Elijas Martinenko, eičiau pasakoti. Tau leido Ar tu pasilikti? turi stiklainį jį gal? Ne. Prašau, nesvarbu. Šiaip būtų prikolas, kaip Elijus Martinenko, uždėtum tą raištį, tai vietai ant akies šyčiai pistum. Jisai galėtų atėjęs į teatrą ir sakytų, gal paltą paimti, ne, aš pats. Mano auglys insulino pompą turėtų atskirą. Gerai, važiuojam toliau. Dabar yra mūsų kolegos Luko Ramono eilė, paplojam Lukui laiko. Esu 2 kart prišykęs į kelnes savo. Aš pabrėžtą savo. Galim nesi. Gerai, atsiprašau, Ar net čia ir iš Čia jie užfiksuoja atsakymą tiesa ir... 2 kart prisišykęs į Ar čia kelnes. iš eilės tą pačią dieną iš karto ir tada... Čia kaip su kontrolė, negali 2 kartus per vieną dieną. Ne, vis dėlto. Buvo metų skirtumas tarp prišykimų. Tai aš praleidau kokius 3-4 metus gyvenime nešykęs į kelnes, prišykau, praėjo metai ir aš dar... Tu nori pasakyti, kad tu būdamas kūdikiu tik vieną kartą kelnes prišikai? Gerai, kūdikį nesiskaito. Tu kaip advokatas nakties termino laukia, kad pakeistum. Keista, kad kas metus mes kažkokia šudina tradicija. O žiūrėk, kas yra prisišykti kelnes? Jis labai daug prisišykti, ar tiesiog... Ne, tai buvo tas vadinamasis šartas, kur aš maniau, kad tai bus tik dujos, bet pavidalas buvo ir labiau gal skystinis. O buvo kelnes išteptos? Ar Buvo. spėjai suspaušyti? O čia buvo, kad stengiais prieš kažką Ne, 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 pasirodyti, ne, ne. kad kaip gerai nupersinės Ne, dažniausiai ne. taip vyksta, kai tu nori panais aprodyti. Raudonas stovi Ramonas kampe baliaus. Aš buvau visiškai vienas namie. nebus. Gulėjau ant sofos, žiūrėjau Netflixą ir atsipalaidau per daug. Nežinau, man atrodo melas iš tos pusės, kad čia per mažai kartų, ne? 2 kartai per mažai čia būtų. visiškai. Okay, gerai, kiek kartų jūs vidutiniškam vyrui čia per mažai kartų. Gerai sakyk, Slekai, tu profas. Kiek kartų kartų esi normalu prišykęs į prisišykirai kelnes? kelnes? Iki 10. O ką po 10 reikia daryti? Kažkam skambinti. Po to prasidėsi competitionas. O čia yra aristokratiškas žodynas, paleisti šardą. Atrodo, tu prieš tai dar Čia jeigu Anglijai mokslus... Cigarą dar sėdi ir kai, nu to iš Jeigu šardo Anglijai mokslus baigi, tik tada gali. Man vieną šardą, prašau. Tikrai, pirmasis kartas buvo saugus namuose, apsišikai, sakai, sėdėdamas ant sofos. Lukas Ne, ne, apsišiko ant sofos. taip. Antrasis kartas kaip. Ne, apie pirmą dar mes norime. Ta prasme, gerai, kokie buvo veiksmai? Tu iš karto poliai valyti subinę ar toks, ai, niekas nemato, pasidėsi, tegul užsilydį. Jo, Leidai šūdui nubėgti. Pridžiūti ir atkrapštyti. Pirmiausia, vis tiek eisiu praustis. Tai Pirmiausia, nebuvo jokių abejonių, kad prisiškau. Dabar Iš karto supratau. net nereikėjo tikrinti. Okay, Tik reikėjo, aš tik dėmesį. Nustebai savim ar buvai toks? Nu, aš gana nustebau jo, nes kiek buvau perdės, nebūdavo to ir, žodžiu, aš nieko kito nedariau. Out of Tai character. tau Taip. nieko buvo stebuklinga, kad tu gali rašyti tekstus ir šykti savo kelnes. Taip, nu- Nekolaboruoja šitie dalykai. Ne, aš noriu pažinti, kaip ir paprastas žmogus gyvena. ne, bet čia normalu, aš irgi esu Andrius Užkalnis, pažiūrėk. porą mėnesių
Aš per paskutinius 2 mėnesius porą kartų esu apsišykęs. Aš sakau, Per mažai. Tai nėra normalu. Nu jo, už vakar apsišykau. Parodas, gali būti, kad visi visą laiką šikai kelnes savo, tik niekas nesako. Gerai, tai kiek, tada pasisakom, kiek šikai kelnes. Visi tada sąžinė. O galima meluoti, ar reikėtų? Aš vieną kartą prišykė, bet ne nuo perdymą. Bet taip, kunkolai iškrito ar ištepė? Jūs savas prisišyka, bet netrykdo tą geras veikas. Kosėdamas. Kai tu turi stengtis. Aš kosėjau ir priškiau, biškiu išlindo. Gerai. Ir Tai tiesiog šūdas, taip pažiūrėjo, toks kukų. Jo, bet ir nesulindo. Kas čia taip kosėja? Reikėjo kirpti. Neįvertina, žinok, aš sakau, pizda. Joking, sleikis, kas yra. Ir grįžau namo, reikėjo slėpti nuo tėvų, ne tik video girtas, uždėkit. bet ir triusikus prišyktas. Papusk. Jo, dabar. Slėptus lepiai, kur už spintos triusikus. Aš bandžiau, man atrodo, rankom gal valyti triusikus kažkaip, kad tiesiog nebūtų jokių kvapų neliktų. Tai žiūrėk, Bet pavyzdžiui, ne apie mane čia. kas kartą, kai tu susirgi gripu, tai tavo draugė išsikrausto savaitinį, tipo už čemodaną ir davai? Ar ne, nu, ne, aš suprantu, visą savaitę šikiai kelią posėdams. Ar ne? Ar jūs per gripą Lietuvį vieną kartą nusikosėte? Vienas kusulys, vienas šikys. O gerai, o kaip lenkai tada? Kaip mes sergam, ar kaip vėliava, ar kaip šikam? O ar lenkai šikai savo kelnes? Šiką kelnių. Lenkai šiką ne tik į savo kelnių. Aš tik jaučiau šūdas pareina iš karto lenkišką himną. Aš manau, yra per daug stigmatizuotas šikimas į kelnes. Aš manau, turėtų būti judėjimas kažkoks. Šūdų. Prišykam į kelnes? Na gerai, jau pamušėm skaičių, kiek galim pasakyti per laidą, viskas reikia. Tiesos arba melo, atsakymą iš jūsų komandos. O apie antrą neklausinėsit kartą? Aš norėjau paklausti. Aš negaliu sakyti šio žodžio. Aš norėjau paklausti vienas iš šitų įvykių. Gerai, įvardinkim dabar apsiškimą kitų žodžių, kokiu galėtų. Nelaimė. Negaliu ištikėti. Kada neapsilaiminai antrą? Netikėta šiluma. Netikėta šiluma. Aštunto kambario albumas. Gerai, papasakok apie savo antrą netikėtą šilumą. Atrodo, kad įsimylėjai, bet... Gerai, aš jūs nuliūdinsiu. Antras kartas buvo praktiškai identiškas pirmam, bet aš gulėjau ant lovos tą kartą. Ar dėl to tu neturi darbo? Bet jis pasakė po metų, čia tradicija. Tai... Aš bijojau, kad tai jau tapo tradicija. Ar dėl to tu nesi humoro klube? Aš tik vardinsiu viską, ko jūs neturite. Ar dėl to tu išsiskirti? Ne, aš galiu pasakyti, kad aš jau esu 2 metus nešykęs savo kelnes. Jūs svarbu tikėti savim, jūs irgi galit. Tai gerai, tu tiesiog sėdi namuose ir jauti pastoviai šilumą, ar ne? Supratau. Taip. Ką mes manom, ar tai yra tiesa ar melas? Lemba, tas praeitas labai atrodo kaip melas ir buvo. Man per mažai kartų. Man atrodo, dar tu hemorojų turėjai, ne? Tu turėjai hemorojų, ne? Ar maišau žmonės? Turėjau, tikrai. Turėjai hemorojų. Nuo šikimo buvo. Turiu. Nu, bet čia per mažai šikimo, jeigu hemorojų turėjai. Šikimą nebegalim sakyti, nebesakyti šikimą Lemba. perlėmą. Gerai, sakau, per mažai kartų melas. Tu išgalvoju melas, nu, tipo, kaip... Labai patarakas veikia, aš turiu sakyti, kad melas. Manote, kad tai yra melas. Šiaip Jūs pritilai... priėmėt komandai, kad patarakas šūdas. Sorry, aš žadintuvus įsijungiu. Ai. Šiaip įdomi tiesa, pritoje laidoje, pritam sezone, Paulius Amarzevičius taipogi buvo 2 kartus apsišykęs, buvo tokia tiesa. Tai čia intelektualų kažkoks burelis. Kuo daugiau šiky kelnių. Jo, to pratingesnis. Lukai, pasakyk, mes užfiksuojame melą, ar ne? Jo. Nes jeigu čia būtų tiesa, Paulius ne į Lukas klubę dar, nes jie susibondintų. Gerai, Lukai, pasakyk mums, ar tai yra tiesa ar melas? Tai yra tiesa. Tai yra tiesa! Per mažai kartų. Lukas Ramonas. Jisai gali būti, Bet tikrai dar per mažai žinau. Jisai gali būti, kad prišykęs yra 20, bet sako 2 prišykau, tai čia tiesa irgi. Tai... Jo, čia kaip panaksiu, kiek permagojo, kai sako, žinai, turi padauginti iš 10 kažkur, tai... Patarakas negali paleisti. Turim misogeną studijai. Bet čia didelė rizika, nu, tipo, su tokiom tiesom ateit, kur, tipo, pažiūrės 100 daugiau tūkstančių žmonių ir vėliau, nu jo, pasakys, kad aš šikau kelnes ir neturėsiu jokių Tinder date, nu, tai važiuoju. Pala, patrakė, tipo, panas daugina savo seksualinius lytinius... Nesiskaito. 10 kartų? Jo. Tai nori pasakyti, jeigu mergina sako, kad 14 kartų pasimėti ir iškiek 140. Taip. Ai, ten tik porą čiulpų darau, nesiskaito. Porą smaukų, nu. Ir va taip, žinai, net negavau orgazmo, nesiskaito. Nebaigė mane vidų. Laidos kūrėjai nuomonė nebūtinai sutapa su Absoliučiai taip. Ir aš tai moteris myliu, pavyzdžiui, kaip kiti... Oi, man patinka. Tai patrakęs Bet mano mėgstamiausi papai moteris yra. O tai tu nemyli moterį, kurias daug mylisi? Ne. Aš tai myliu visą. Gali bažnyčios rėmimą prarasti. Gerai, važiuojam, toliau, Hebra, dabar yra mūsų taipogi naujoko. Tomašo Rinkėvičio eilė, paplojam jam.
Darželė per pietų miegą vogdavau dantų pastą. Jūs jiem pagal tautybę specialiai turintat, ne? Jo, čia pastai, kur sulenkom ekspertų. Ar tu tą darželį lankėjai, ar tiesiog pro langai lipdavai? Ką? Ne, aš... Tai jau kaip saugęs vyras. Toks įlipai, oi, kakoj pastačkis. Ar dantų pasta yra eufemizmas? Ne, aš po to neždavau Kalvarijų turgų ir parduodavau kaip batų pastą. Ne, buvai darželį vaikas, kuris vogdavo. Jo, vaikas, kadangi, sakykime, augau nelabai pasiturinčiai šeimoje. Bet ant kiek turėjau nepasiturinti, kad tu tėvam vogdavai dantų pastą? Ne, jo. O ant tiek Čia jau nesaldainius vogdavai. Tai nebuvo išrasta pasta, kaip vaikas buvo. Ar tavai sako, labai skamba taip džedžmenu. Kiek vogdavai turėjo? Bagiuko. Ar tave Auglino veido šalino. Ką tu kalbėjai? Pasižiūrėjai, Apie tas mano auglis draugą. turėjai visą džiaugsmą, tai ir tau nukirpo, puoli žmonės. Ar tavęs prašydavo tėvai, ar čia labiau tu per mamos dieną norėdavai nustebinti? Mamai. O čia taip stebina mama su dantų pasta kažkas? Nežinau, tai tu atsakyk. Ne, vogdavau, nes... Tai nesigink, tu atsakinėk. Blemba, jie taip žiūri, tai žvilgsai, aš tengiuosi dabar, žinai, kad neprivoktų pagal mano... Jis yra buvęs toj situacijai. Tai... Jūs kaip darželį taisot. O kodėl aš pavogiau iš ką? Čia dantų pasta. Kai visi eidavo pietų miego, aš atsikeldavau ir eidavau žiūrėti, pas ką yra skaniausia pasta, nes, pagrindiniai yra mėto, vaikai turėdavo skirtingų skonių. Ir aš tą tubelį, kiek burna leidžia, pričiulpdavau savo ir eidavau gultis atgal į lovytę su visais, ir per miegą iščiulpdavau tą dantų pastą. Tai dėl to aš nie kartą gyvenime dar pas odontologą nesu buvęs. Čia dėka vaikų dantų pastas. Tu sakai, lūpai. Bet tai tau tiesiog skanu būdavo, ne? Kažkiek tai jo, tai pagrindinė dėl skonio raidavo. Tai toks Jo, aistros nes tada kodėl tu nepasiturinti šeima čia nepriko, čia tiesiog norėjai vargšių. Ne, Jono, aš negalėjau, motina ateina į parduotuvę, galvoju. Pripirks man valgyti pastos motiną. Ne, jinai daro Tik kiek namie nedavalgyti. Pasiima sviestą, donas ir nežiūri į mano nors, kas aš noriu braškių skonio pastas. Tai tu mėgsti makaronų su pasta? Braškių ir mėtų, atsiprašau. Skirtingo. Braškių ir mėtų. Braškių, bananų būdavo turbūt, kiek aš pamenu vaikystėje. Tos Sovietų sąjungoje nelabai pasiekė. Ar tave yra prigavę vagystės, metu? Būdavo taip, kad kai aš vogdavau, kažkas eidavo į tulką, nes ten visi laikydavo bendras tas pastas ir šepetukas. Čia kai nejuokingėjai. Kai nebeįdomu. Tai stiklinė, kaip įdėdė šepetuką, va taip. Jo, va taip. Arba pasigauni du mažus vaikus ir... Gerai, ar tave prigavo vogianti? Auklėtai ne, būdavo, kad kažkas eina į pasižiūrėti, ką aš darau, sakykime, į tuliką. Ir aš... tu taip kvėpė? Ir prikalbinau, žiūrėk, tu niekad neragavai bananų skonio dantų pastos ir jis, ragavau, čia mano. Ar kažkas išsiaiškina, pagavo tave, sakė, Tom, niekada nepagavo. O kada nustoji maždaug tada? Kai baigiau lankyti darželį. Mokyklai nebevalgysi. Ne, ten jau nebuvo bendro tulika, kur visi galėjo laikyti savo dantų pastas. Supratau, Hebra, ką mes matome. Nevadino tavęs darželį ponas Bebris? Ahoj, ponė Bebrė, kodėl? Aš tai žinokit, link melo, sakyčiau. Man atrodo, kad aš neprisimsiu atsakomybės, aš Jasaičiui palieku viską. Aš darželio nelankęs, aš žinau, nešasi kažkas savo dantų pastai darželio. Ta karvė auklė. O kaip jūs valydavot dantis prieš miegą darželį? Bet prieš pietų miegą valydavot. Ar tu juokauji? Mes valydavome manų košio, ne pastą. Iš vis tas dantų valymas, trendas per pietus. Vilniečiai tik tai valė. Iškirpimas yra per pietus. Jūs Vilniui 3 kartus valydavote? Wow. Ne, 2 kartus. Ne, okei. 2 kartus valais, 1 suvalgai. Tai ryte per pietus, vakare ne? Vakare, ryte, o po pietų, nes kukurūzų košę valgėm. Žos, kai šudina buvo, tai reikėjo... Bet pastos valgymas šiaip dalykas vaikystė būdavo, nes aš įsijau nuvalgiau pastą ir snirklius. Būdavo mano dalykas. Galėjai ties pastą sustoti. Jau su pastas. Tai šiaip aš pavalgydavau, biškį pastą. Frikulaidą, vienas pastą, kitas šykdavo į kelnes, snarkius valgydavo, čia tiesiog 7 frikulai. Tomašas sako, Lukas negaus jokių deitų, aš vogdavau pastą. Jo, mano geresnė. Gerai, komanda, ką mes manom? Melas, sakyčiau. Melas. Manome, kad tai yra melas, netikėte, kad Tomašas vogdavo. Jūs jį pakišot, pasikvietėt vieną lenką ir pakišot vagimo melą. Na, pažiūrėkime. Pastą našo. Išsiaiškinkime tiesą, Tomašai. Tai yra tiesa. Tai yra tiesa. Nu, blėt. Nieko nepadarai, bet... Dėl braškinės irgi tiesa? Tomašai, dėl braškinės irgi tiesa? Kad braškinės skaniausia. Blemba, buvo kažkokia tai ypatinga, bet dabar nepamenu. Jinai buvo dar turėję tokia kaip spalvota išeidavo iš tubelio. Orijos sausainis. Ant tiek prabangų nebuvo, bet kažkokia tai buvo skonė. Ar žinai, kada baigėsi tavo teisių galiojimas?
o mašinos draudimas, o kada reikia eiti į techą, Car One atsimins ir primins geriau net nei tavo mama. Su šiuo nauju appsu gausi visus svarbiausius priminimus susijusius su automobilio priežiūra. O kur dar patogus parkavimas, skirtingi draudimo pasiūlymai ir elektromobilio krovimas. Jei tokį turi, žodžių, patogiau nerasi. Car One. Visiems vairuotojo poreikiams išskyrus vairavimą. Atsisiųs programėlę su šiuo QR kodu arba iš Google Play bei Apple Store. Gerai, Safai, tavo eilė. Esu laimėjęs mokyklos šaradų konkursą. Okay. Pala, šarado ar šardų? Šaradų. Labai svarbu. Aš šiaip, pavaidinantis esu. Na, ar galime pamatyti, Safai, šiek tiek tavo vaidybas? Pavyzdžiui, suvaidink Arnoldą Švarcnegerį. O, aš Arnoldą Švarcnegerį. Melas, ar ne? Silvestris Stallone. Silvestris Stallone sumaišęs. Per daug primerkęs vieną akį buvo. Ar pameni jo, kokių vaidmenų ten turėjai tose šaradose kažką tais? Gerai, kokie vaidmenys tada buvo su šaradai? Šiaip būdavo, mano gal tiranozauras buvo esminis. Čia nėda Zymanto, nemeluok. Kas? Pavogį iš nėda Zymanto. Tiranozauro iš Zymanto? Taip, čia nėda. Ne, aš nežinau, iš Zymanto. O kiek parodė Tiranozaurą, nu. Paplojai visi. Davai tik kaip neįgaliukų laidą, atrodo. Kas yra, aš net Mes negirdėjau. gausim rėmimą šitą sezoną. Čia galiu dar kažką pavadinti. Kiek žmonių dalyvavo be tavęs? 8. Kas užėmė antrą vietą? Kaip vyksta Koks jo vaidmuo buvo? Jo, vienas, kolegas. Kasparas vaidino Vaišnara. dramblį ant riedlentės. Buvo jungtinių daug irgi šaradų dalykų. Dramblį ant riedlentės. O tu paprasčiausiai už Jo, pirmą toks vietą matyt, gavai dvigubų žodžių būna irgi. dinozaurą? Jo, tai tavo laimėjusi Ne, šaradą. man kertinis būdavo, kad aš tiranozaro daug kur vaidindavau, ar ten tarp draugų, ar mokykloje, atrankos ir Kaip panašiai. Stonkus dabar važinės su spektakliai. Seniai, aš tiranozaurą mažėkęs sudarysiu. Mano dalykas kupiški buvo, kad Laurinas tiranozaurą labai nori parodyti. Dabar atrodo neįspūdingai, kaip parodžiu, bet tuo metu aš buvau labai išmokęs gerai tiranozaurą. Kodėl tu pravardės tada nepasiėmė tiranozaurą? Mane tyrų vadindavo visi. Tyras. Jūs panašus į tyrą. Ne, man tai Galva nedidelė, bet rankos ilgas. Pirmoji vieta tai yra va šitas, drebantis tiranozauras, o bičias antras. Bet suprantu, man performances Ne, buvo. ne, ten kitaip biški. Mano ilgas performances buvo. Pasima tais metod aktorius yra, jis valgė lapus. Gerai, jis antrą vietą bičiukas, Kasparas Įmetė turėjo užimt. rytas užmušė. Nebent jeigu jis paprasčiausiai stoja ant scenos, sako, aš dramblys ant riedlentės. Ir viskas, čia antra vieta. Čia antra vieta. Čia antra vieta. Nu, bet dramblys ant riedlentės nėra taip įspūdinga. Nu, tarsi, parodai, gerai rieda dramblys. Gali parodyti dramblį? Jo, pavyzdžiui. Aš dabar Mes jau mes įvertinsim. Rodė. Nu, kažkas tokio. O kur riedlentė? Ašgi nedariau jo, jisai darė, tai čia jisai. Nu gerai. O Nes sako, vien dėl to, kad tau ploja žmonės tokiu ir tu atsistojęs taip darai, jau čia žiauri, jokingai. Aš jį labai prastai parodžiau, bet nu ne mano buvo tas vaidmuo. Aš tiranozaurą dariau ir aš ilgą labai pasirodymą dariau. Ten gal iki minutės trūko. Atsiprašau, bet šou pasaulis to reikalauja kartais, kad tu turi Gerai. Tu ką tik Nu nebuvo čia įspūdinga, tikrai. Nu, bet... Bet kaip kvietė į po to rinktinę šaradų? Man įdomu, koks Pasvaly dar buvo. Jo, tai mes Kupiški ir tada dar Pasvaly buvo. Regioninės perėjos. Nes vienam kupiški nebuvo talentų. Buvo Lietuvos šaradų kažkoks, tai aš iki Pasvalio nuėjau. Ir ten dar, man atrodo, buvo konkursas ir aš ten iškritau. Ten laimėjo vėjas Skrybelę vaidino. Ir Safa kaip stipriausiai išsiuntė į Vilnių. Atstovauk mus. Atstovauja dabar. Ką laimėjai? Pirma vieta, didelis čempionatas. Tai nebuvo tuo metu kažkokio laimėjimo, tai buvo ekskursija, Anykščių baseinas. Bet vienas variai, tipo? Ne vienas, tai buvo vis tiek brandulys, Buvo 5 iš tų 8. Tomašas pastą vogė, tu prieš jį dabar sakai, nebuvo laimėjimas, ekskursija, baseinas. Jo, atrodo vis tiek gavos, kad 5-tukas Safas varė. irgi pripažino, kad pastą vogė. Bet kad lenkas. Ne, kad nevalgo, aš valgiau. Jis valgė, jo. Ai, tai aš... Bet jis savo valgė. Ne, Tai tai va čia didelis skirtumas. Ar tu švaistai savo pinigus, ar tu pavogei? Aš greičiau mano funkcionavau. Aš vogdamas valgiau iš karto.
kad neliktų įkalčių. Nes į Lenkas įtikėjo, kad neleidai, kad... Gerai, bet mes jau dabar grįžtam atgal. Dabar apie mane. Jo, tai esmė, kad aš laimėjau tiesiog keliavimą į Pasvalį ir toliau rungtis ir tuo pačiu į Anykščių baseiną 5 vis tiek gausi. Tai tu laimėjai Kupiškį visus nugalėjai su... Taip. Ir tada nuvarėjai Pasvalį ir tą patį nuvarėjai važiuoju autobusą, kelias valandas. Dramblys ant skeito buvo iš Pasvalio ir iš tavo... Kupiškio. Iš Kupiškio, tai iš dviese varėtum. O kodėl tu, pavyzdžiui, per visą savo skečų karjerą nei karto nepanaudoji šitą wild cardą? Mes niekad nematėm dinozaurų, aš sakau, nedas. Nu tiesiog aš dar nesukūriau idėją, aš kažką vis bandau ir neparašau apie slybinus, apie dinozaurus, apie kažką vis bandau kažkokį skečą, bet nesugalvoju. Danai, manom, kad tai nėra tiesa. Man tai skamba kaip tiesa, nes atrodo, kad jis gyrės. Aš laimėjau šaradus, aš žiauriai geras aktorius, kaip būtų ten tiesa, aš labai gerai mokiausi. 1:1 safas. 1:1. Tiesiog pasigyrė, kad laimėjau šaradus. Aš laimėjau šaradą. Prašau, nu mane vadino tyru. O galim po Tarako impersonation daugiau gauti. Aš safas, aš laimėjau šaradą. Dinozaurą nedarysiu, kaip retardas atrodysiu tikrai. Davai, padaryk impersonation. Tai jo, bet galėsi į Pasvalį nukeliauti. Gerai. Ai, palauk, Tarakai, tau dabar šaradininkai yra retardai? Ta noriu pasakyti. Jeigu daro T-Rexą, kaip jisai, tai jo. Radom 7 žiūrovus, kad. Žemą. Gerai, Antanai, man reikia atsakymą. Pasitek su komandos draugais ir nuspręskit, ką galvoju. Aš tai manau, kad čia gali būti tiesa. Aš ir galvoju, kad gali tai tiesa, ne? Tiesa. Man tai ten Kupiškai prisigalvodavo tokių. Jisai tikrai turėjo būti įkvėptas tokių dalykų. Fucking... Mes Sproks! Allahu. Paves man. Mes tiesiog. Duok man reikia šito. Kaip jums tokia šorada, a? Gerai. Deja, bet aš manau, kad čia tiesa yra. Tiesa, ne? Jo, čia tiesa. Deja, bet aš manau, kad čia tiesa. Užfiksuoja atsakymą tiesa. Safai, ar tu tiesiog važiavai po miestus ir vaidinai T-Rexą? Tai buvo melas. Ir dar sako, kad blogai vaidina šaradas. Jo. Patikėjau. Aš sakau, aš kartu supratau, kad čia yra netiesa, kai bičias dramblį ant riedlentės laimėjo antrą vietą. Negali. Jis pirmą turėjo laimėti. Jo. Jo, šiaip iš tikrųjų. Na gerai, o dabar vieno geriausių Lietuvoje komikų, vieno charizmatiškiausių žmonių Lietuvoje. Ir tai ne mano žodžiai, tai yra jo žodžiai. Tai Mantas Padarakas! Kokie dabar neįgalumai traukia? Kurią negalę dabar reprezentuojas? Ar organizavau paramos aukcioną, kurio metu lėšos buvo renkomas ankstukams? Taip, ar Mantas Padarakas rinko lėšas ankstukams? Man, tai paaiškiai, kas yra ankstukai? Čia tie, kur keliasi 6 ryto? 5 club. Ne, šiaip čia nėra jokinga. Visai yra, man. Ne, palauk, jūs nežinot konteksto. Tai ankstukas yra neišnešiotas vaikas. Taip. Nesijok, Kislekai, blėt, nesijok, čia yra... Jūs įsivaizduokit, iškrenta po 7 mėnesių vaikas. Taip. Visas vos pavaikščia. Aš pasakysiu. O dažniausiai ankstukai iškrenta. Kaip? Dažniausiai ankstukai, dėl to čia ir problema, kad iškrenta. O tu žinai, kad 9 mėnesių kišina lygiai tą patį darė, ką tu pasakyk. Taip, ir aš nenoriu, kad jūs juoktumėtės, nes manau, kad čia yra vieta atskleisti šitą dalyką. Mantas Padarakas pats buvo ankstukas. Nu, daug ką paaiškina. Ja, aš nevaldžiau kojų, kai Jis šiandien atėjo pirmas. O kaip? Backstage dar inkubatoriai laikėm. O kaip sušildėm? Kaip ankstukas išlina, tipo gulint sofos, galvoji, kad nori perstir. Ankstukas jie tas, kai ateina, o kur visi? Šitą išimsi, tą paliksi. Ne, pirmą išimsi šitą. Baigite gauti apie fitusus, čia rimtai yra, aš dariau paramos renginį tam ir tai nebuvo bairis. O ką paramos renginį gero veikėt? Tai mes dabar turim rimtai klausinėti tavęs? Tu nori, kad čia tokia rimtis būtų? Buvo kas nors, kas per anksti paukojo. Ok, aš nustosiu. Man negražu, kad jūs juokėtės iš tokio dalyko. Dar tų sauniai yra tokius bairius. Jis laikė, šitą laikė. O koncę grojat gimiau nei per ankstiniai. Ankstukai yra nuostabus žmonės ir aš norėčiau biškį pagarbos.
Tai gerai, matai, kas buvo papasakok. Viską papasakok, apie kas 5 minutės gali užtrukti, papasakok apie ankstukų konkursą, atsiprašau. Gerai. Paramos fondą. Šiaip ankstukų šarado konkursas. Gerai, tai ankstukų movementas yra tas, kad jiems sunku judėti yra. Tai reikia movementą daryti, kad tiesiog reikia paramos jiems sunku yra prisitapatinti prie visuomenės, taip pat kaip prie visų, jie biški kitokie yra ir jie turi daug nesveikatos, turi sutrikimų visų ir reikia tiesiog ankstuko awareness platinti ir čia mes darome... Tiesiog plagas jie reklamos. Gal jums padėtų žinia paskleisti ankstinukai? Jau užteks. Na, beje, iš tikrųjų, sunku man juokauti šitą temą yra, bet jo, tai kokie klausimai? Aš klausiu tavęs, papasakok, šiek tiek tu sakai, organizavai tą, tai kas šiaip... Kaip gimė šita idėja tau? Žodžiu, pavyko prisikviesti Valinską ir mes kūrybinės industrijose darėm šitą, buvo, reikėjo kažkokį renginį pasorganizuoti ir, mes pasirinkom labdaros, kad būtų kažkokia misija, kažkas rimčiau būtų, kad kažkokį pėdsaką paliktume, žinai. Bet mažą labai, nes... Jo, ir užgil tripinom visiškai Valinską, kad jis ateitų, nes sunku yra atsisakyti, padėti ankstukam, žinai, pasakai, čia... Reikia tik vėliau ateiti. Tiesiog pasakyk ne. Ir kiek pinigų surinkote ankstukams? Pasakyk, kiek Valinskas paukojo, čia įdomiausia dalis. Valinskas neaukoja. Nieko nedavė. Bet jis labai gerai vedė laidą visam ankstukam. Sakė, galim į taip arba ne pakviesti. Buvo taip arba ne ankstukų, taip. Valinskas buvo moterų atnešęs, kur po ankstuką atneša parodį. Kaip pagodas knygą. Pagodas ankstuką. Evaldai, ką mes manome? Ne, tai man atrodo, kad iki vaizdo. Dar per anksti spėliot. Per anksti. Safai. O tu link melo? Aš tai link tiesos. Tiesos, man tai irgi tiesa čia šiaip. Atsiprašau, atėmiau. Man tas Petrakas labai gina. Jis negalėtų taip manipuliuoti tokia jautria tema ir apsimest, kad jam iš... Prisiminkit, kad praeitą sezoną jis organizavo blynų ten kažką. Bet jis žinomas kaip paramos organizatorius. Aš daug su renginiais dirbu, nes aš kūrybinės industrijos mokiausi. Visi tai žino kaip vieną labiausiai iniciatyviškiausių žmonių, labiausiai organizuojančių žmonių. Tu nuolatos organizuoji dalykus, ar ne? Jo, ir man rūpi žmonės, kuriems nepasisekė taip gyvenime, kurie anksčiau atėjo šitą gyvenimą. Taip, supratau. Ar pasidalintum savo pizzom restorante, kur turi šaldiklį dabar? Tik kraštais. Gerai, Evaldai, ką mes manom? Tiesa? Tai manote, kad tai yra tiesa, ar ne? 100%. Man tai patarakai. Priešingo mano, kad tai yra tiesa. Pasakyk, tai yra tiesa ar melas? Tai yra melas. Tai yra melas! Aš galvoju, tu geras žmogus esi. Taigi po pirmojo rato dabar... Mes bingo trauksim. Ankstukas iškris. 4-2. Laimė Evaldo Jasaičio komanda. Jie įsiveržė į priekį, bet tai tik... Anksčiau pradėjom. Negaliu paleisti. Jau žinai, reiks paleisti šitą baigį. Anksčiau reikėjo paleisti. Na, dabar Antan Kislek eilė. Mano žirkienas yra palaidotas prie Samo namo. Čia ne įmonė, bet prie namo, kur gyvena Samo. Samas Upanavičius. Čia nėra Samo namo, kad sušiu gaminu. Čia ne azijiečių restoranas. Gerai, prie Samo namo, ar ne? Mano žirkienas yra palaidotas prie namo, kur gyvena Samas. Gerai. Kaip žinomas kaip Samo namo. Čia vienintelis tanktvisteris, kur Antanas ištart gali, nes raidžių nėra. Samo namo. Gerai, ar tu specialiai išsirinkai Samo Urbanavičius namą? Ne, aš net nežinau, kas yra Samas tuo metu, kai laidau už žirkieną. Bet tu kaip tu pasirinkai tą namą tada? Aš žinai, čia nėra, kad jisai palaidas tiesiai, žinai, kaip... Nėra, kad tu renkies, kur žirkieno laidai. Jo, tiesiog jisai... Jis pas Samo rajoną. Man žirkienas paprašė, aš sako, čia noriu būti palaidas. Aš kai įvedžiojau, ne, aš ką. Susitaupė mažų pinigėlių ant mažo anką. Mirė žirkienas tiesiog, aš jį įdėjau į pievagirbį dėžę. Padariau jam kerstelį tokį ir tiesiog užkasiau vietoj, kuri pakankamai toli buvo nuo mano namų.
O kodėl tu slėpiai mirti jo, ar kodėl toliau? Ne, aš neslėpiau, tiesiog jis mirė, tai tėvai jaučiu išmetę būtų ir aš toks, ne, leiskit man. Nenorėjai savo kiemę palaidų? Ne, tai čia buvo tame esmė, taip, tu eini kuo toliau nuo namų, kad, taip, žinai, ten kapinės, visa kita. Ir kadangi aš buvau vaikas, tai ten pakankamai toli. Dabar nuo tų namų čia jaučiu net kyla nėra. Bet tuo metu, kai buvau vaikas, žinai, už kiemą ir buvo išeini. Ir jaučiu įdomiausias klausimas, kaip mirė žiurkėnus. Jo, šiaip skamba kaip tiesa. Samas? Nežinai, kas Samas yra. Samas sukūrė tave. Ne. Lenkiškai, aiškiai. Ne, man dabar įdomu, kas yra Samas? Tomašai, kaip tu įsivaizduoji, kas Jisai davė savo apdovanojimą. Ne, paaiškink, Tomašai, kaip tu galvoji, kas yra Samas? Nu, blemba, pirma mintis buvo Samas, tai yra žuvis, ne? Som. Šamas. Jo, Samas. Bet yra taip, kad tu sėdi kartais ir verti žodžius tokius. Kukurūzas, kakarūznik. Čia turbūt kakarūznik. Aš sėdžiu ir galvoju, apie ką jie dabar šneka. Kisliak, jo, dėl ko mirė žiurkėnas? Neatsimu, dėl ko. O žino kas nors, dėl ko miršta žiurkėnai? Aš niekada nesu girdėjęs iš žmogaus, kad dėl... Ne, žiurkėnas gali mirti labai aiškiai tik dėl fizinės mirties. Kažkas išmetė, užmynė arba jis nukrito iš aukštai. Dėl kitų dalykų... Jie būna pasikarę. Jo. Nu, mano rankos mažos buvo, jis mazgas sunkiai galėjau krišti. Ar Samas buvo susijęs su mirtim žiurkėno? Ne. Bet jo žmona alkoholikė buvo, tai tą žinau. Mano žiniomis ne. Ar Samas žino, kad žiurkėnas yra Dabar jau taip. Dabar taip, Samai, linkėjimai jums. Dabar jau žinau. Manai, neaplanky dar vis. Ar neši mažiau gilyti? Aplankyti tiesiogiai ne, bet mes kai su draugė vaikštom aplink, aš vis laik perau, čia palaidojau. Koks vardas buvo žiurkėno? Neturėjo vardą užduoti. Aš turėjau per gyvenimą 7 žiurkėnus, nei vienas vardas. Jis gyveno su 18 Aš galėjau vieną iš žiurkėno tiesų 3 sezonus. Pas jos šeima numeruota visa be vardų. Aš pats vardą neturėjau iki 19. Susigalvoja. Jaučiu laidojai, vienas prie Mikutavičius namų palaidotas, kitas prie Samo. Aš taip atsimenu, kai Samas gyvena. Taip. Aš esu Vilniui išdėliojęs svarbias vietas. Strategiškai išlaidoja žiurkėną. Man sako, susitinkam Gedo prospektą, kur 3 žiurkėnas palaidotas. Ten prie Žaislų planetos, kur buvo, tai ten pirmas žiurkėnas. Gerai, Evaldai, manom ką? Aš manau, kad tiesa. Jo, man pievagrybių dėžutė buvo toks kartas, kur labai nereikėjo, kad pasakytų, bet pasakė, kad atrodo, kad tikrai yra palaidos kažką, ne kartą kažkokį gyvį. Ir šiaip tipo pievagrybių dėžutė tokia apropriat, yra žiurkėną laidot. Jų ir kiaulytė šiaip labiau tinka. Žiurkėnas per mažas. O aš tiek palaidęs jūrų kiaulyčių. Aš turėjau 2 jūrų kiaulytės. Čia dabar perėmė, bet seniau būdavo tokie mėnesio mirė. Kokį atsakymą iš jūsų priimti? Teisybė, manote, kad... Teisybė. Kad Kislekas nemeluotų. Oi, ne. Gerai, pasakyk, ar tai yra tiesa. Taip, tai yra tiesa. Tai yra tiesa, wow. Bet čia va pievagrybių man dėžutė. Mano šviesaus atminimo žiurkėnas tikrai guli prie šalia vieno populiariausių Lietuvos žmonių. Užuojau. Šalia Šamo. Jo, kai Šamas eina miegoti, jie labai net arti būna panašiam lygiai. Bet kažkaip neimpresyv. Nu, taip, tas žiurkėnas jau čia nėra toks jau, oho, šiaip. Ne, tai jis nėra nieko. Ne, Antanai, tais laikais, kai laimė. Tais laikais. Kai dar Nirvana apšildydavo. Taip. Tomašai. Nes šiaip aš jį palaidau. Ne, aš dabar galvoju, kad jam reikėjo žiurkėną Tomašai, pavadinti. Samas, va taip. Jo, Samas jau ir Biksus įkūrė prie Špunkos. Nu, Biksus žinau. Barą. Samą nežinau. Vis dar ne. Aš iki šiol įsivaizduoju, kad čia žuvis įkūrė barą. Dabar Evaldas aikštelė. Esu iki ašaro priekės padavėja. Iki jos ar tavo ašarą? Tai būtų jokinga reikalo apsiverkti. Tokia super manipulacija. Iš agresoriaus į jauką. Čia visiškai Rusija, ne? Tai dėl ko verkiai? Papasakok visą istoriją. Aš neverkiau, verkė padavė. Aš ją labai smarkiai užgauliojau. Kurio čia vieta? Talutė. Parodyk ant savo. Parodyk ant savo. Čia prieš auglį ar po auglį? Nes tada aš spręsiu apie tai kaip apie žmogų. Jeigu su augliu, tai čia gerokai po auglį. Ne, čia gerokai po auglį. Yra 2 Evaldai prieš operaciją. Ką jinai padarė? Jinai supiso užsakymą. Net nešė to Ką multivitaminų. tu užsisakei ir ką tu gavai? Kiek tai reikėjo? Tiek reikėjo, atsistojo nuo stalo. Ne, jis supiso užsakymą. Man turėjau atnešti sūrio spurgytės pafritiūrintas. Jau turėjai vieną. Ir tu piktai sakai žodis purgytės? Kur man spurgytės? Šiaip labai sunku šaukti yra dėl spurgyčių. Svėriai dar 100 kg, kai šaukiai? Ne. Uždus. Bet storulis viduje nemiršta. Tai reikia atnešti. Aš tą žertvą galėjau savo rankom. Jo, tu paprašys spurgyčių ir ką gavai? Keptos Purga, duonos. tiesiog. Keptos duonos. Ji turėjo būti mažesnė.
Biškai suprantu tą. Keptos duonos. Tu suprantu, tu esi pas mus gurmanas, mes žinom. Man tas patarakas yra... Bet čia talutis yra, aš esu girdėjęs, kad jeigu pasiskundė ant padavėjas, jie nušauna tiesiog virtuvį. Pats Lukas talutis pasakė. Pats ponas ir iš karto kitą išleidžia, nes narve laiko jas sunumeruotas. Jūs jeigu padavėjai pažiūrėsit, čia pas jie ištatuiruotas numeris. Iš šaldiklio atitirpino. Jas nuskenuoja prieš darbo pradžią. Gerai, kaip ir tu pradėjai rėkti ant jos. Papasakok šiek paplačiau, papasakok visą istoriją. Kaip visą tai atsitiko? Ar grasinai jai? Aš nelabai turėjau dar kaip grasinti ją, aš niekad nebuvau didelis berniukas. Buvai, nemeluok. 15 metų buvau. Jinai atnešė man keptą duoną, sakau, atsiprašau, o neturėjau būti spurgų, gerbiama dama. Spurgyčių, nemeluok, sakysi. Gerai, sakau, atsiprašau, ar neturėjau būti spurgyčių ir tai padariau dar, sakiau. O mano spurgytas. Is this for me? Kur mano spurgytas? Spurgytas. Ir kaip jinai sako... Ir sako, atsiprašau, sumaišiau užsakymus. Taip, ir ką... Sako, galiu nunešti, sako. Sakau, ne, šitą tai jau palik, bet ir atneš spurgyčių dar. Ai, tai nieko spauda. Na, prasidėtų. Inkėlė tą keptą duoną, taip ir aš sustabdžiau už lėkštės. Pažiūrėjau tiesiai į akis. Darai tau. Sakau, iš kur imigravus tu? Turi dokumentą su savimi. Iš akių matau, kad ne lietuvė. Kurias? Pagal spalvą, sakyčiau, Balkanai. Tada prasidėjo... Kaskis tą duoną. Absoliučiai tyla. Tada prasidėjo Ninada, supratau, kad Serbija bus. Tada jau nebegailėjau, nes negali ruso, matai kaip išsigelbėjau. Negali ruso, sakau, pašol nacho, atnešti spurgytas man dabar. Ir apsiverkė. Ir iš karto apsiverkė, sakai, atneš man spurgytas. Pradėjo šauk, sako, NATO bombardavo mūsų Serbiją. Jai priminė labai, aš kai taip garsiai pradėjau šaukti... Aš parodyčiau kamėtį ant jūsų, bet neatnešėt. Sakau, duona šiaip tai bombinė, bet atneškit spurgyčių. Biški pakėlęs balsas, sakiau, gal pagoja kada prik. Gavai moralkės kažkokias dabar, kai atsigrėži, blogai jauties dėl to? Norėtum jas atsiprašyti. Ne, šiaip tai aišku, tik nuėjai atneš spurgyčių, aš iš karto galvoju, ble, dabar dramą pakėliau restorane, tokiam pagarbiam. O žmonių aplinkų. Šiaip talutį nieks nerėkia ant padavėjų. Šiaip skamba kaip melas, bet aš kaip pažįstu, tai gali būti tiesa. Aha. Man atrodo labiau, kaip aš jį pažįstu, tai melas. Na, aš negaliu, man... Bet Eldas yra, jis toks... Aš negaliu, ble, man netneša dalykų, kurių man reikia, jeigu nepadaro. Jeigu tu dirbi padavėją ir tu negali atnešti į baną man spurgyčių, tai tu nedirbi. Grįžk į savo... Jisai šitą sakytų, bet labai tyliai ir tūlikai užsidaręs. Šiaip gal tu teisus esi. Aš tyliai. Jo. Dabar tyliai šiandien. Pašauk dabar, pašauk. Tik aš dabar prieš žmonės gazdinti. Va, sakiau, buvo tikrai žmonių talutė, ne vis laik pilna. Ką mes manom komandą? Aš galvoju, kad melas. Melas, ką čia, kažkaip... Ne, jis toks blogas, žinai. Jis patarakai atsibodo būčia. Ką aš čia? Klausinėjau. Greit, prasukam. Išvyko man čia būtų. Ant kelio neįmanoma. Pramegosiu Lidlį italų akcijas, blėda. Su jumis užpisė yra jau. Sakykis, lėkia atsakymą, greitai, blėt. Aš galvoju, sakau, duoda nagus nukirptas melas. Tikrai turės būti melas, jo. Per minkštas. Suosiu atsakymą, melas. Evaldai Jasaitė, ar tu esi siaubingas žmogus? Aš nepatikėsiu, kad čia tiesa yra. Ne, aš geras pilietis, ką aš. Yra melas. Aš krys, aš tyliai stumiu, aš nestumiu garsiai. Matos, kai meluoja, pasinosis labai jų. Bet nebe į viršų apačią, bet iš šonus. Aš buvau tą padavėją, nesantė. Valgė tą duoną, kaip didelis. Man patinka, Tomašas pasako, bet tik tais pašnapžus. Įjausi pasako ir visi patinka. Tomašas nesupranta laidos koncepto, miškiai kaip mamai gėda. Jis tiesiog paklausė, kas tas samas. Bandau dar persijungti. Va, matai, blėt. Viskas gerai, Tomašas, viskas. Va tai būna, jeigu anksti gimsti. Davai, duodam lenkiškai, šnekė, gal užteko. Mes kiek suprasim tiek. Tiek jo, mes susirinksim. O kas po to vers lietuvių? Nereikės, žinau. Aš jau versiu. Save dubinsim. Gerai, Lukai Ramonai, norim išgirsti iš tavęs. Arūnas Valinskas yra man skoloj pinigų. Ble, čia taip tiesa. Jo. Kiek pinigų? Už ką pinigų? Jis yra man skoloj 5 eurus už cigaretės. Ai, ne. Kai čia nėra skolais, tau sakė, berniuk, nubėg man pirkti cigarečių. Ne, jis... Ble, tu mano komandai. Jis sakė, duok man, paskolink man pinigų. Sakė, paskolink pinigų. Tai Arūnas Valinskas prašė tavęs. 5 eurų, ne? Koks buvo kontekstas, kad jisai prašė tavęs paskolinti? Apibūdink situaciją.
Kodėl tu kaip pokerį pažiūrėjai, kad Evaldas nematytų, ką tu turi. 2 tūzus pasidėjo. Kadangi apsišikai, tai kiek dabar cigarečių? Aš moderavau renginį studentų atstovybį Teisės fakulteto ir ten buvo kalbinamas Arūnas Valinskas. Iškart po ankstuko. Nes jis yra... Valinskai patogu, nes tai iš fakai faką. Jis yra baigęs Teisės fakultetą ir jį pasikviečia, tipo, nu kaip alumni. Taip. Ir mane pakvietė, nes man nereikia mokėti šaibų. Ir aš jį ten kalbinau. Sėkmingiausia, kad iki dabar nereikia mokėti. Jo. Buvo ten švedas toks profesorius ir jie buvo... Švedas. Ir jie buvo... Nes iš Švedijos jisai. Jie buvo grupiokai ir ten dabar skirtingos karjeros keliais nuėjo, ten kažką pravedžiau neįdomiai tą diskusiją ir po diskusijos Valinskas pribėga ir jis gražiai labai paprašė, tipo paskolink, sako tikrai, nu ten kažką susitiksim. Nebijai, kad centais grąžins to. Tai Arūnas Valinskas žmogus, kuris turi pas save namuose lamų, jis pribėga prie tavęs, sako, gali paskolinti 5 eurus. Jis ten kažką žmogus nusipirkęs salą, aš noriu pasakyti tau. Nu, būna, kad neturit grinų. Ant savęs tiesiog ne. Jeigu ką tik salą pirkai. Valinskas gali ateiti į spaudos kioskį ir sakyti, duok man cigarečių ir jam duos, jis turi tokią galę. Taip, bet kaip tu tą galę, žinai, kaip ją naudoji? Tau reikėjo dar perėti visą taip ir ne, kur reikėjo išklausyti cigarečių. Jo. Ar tai man Kai prie jūsų prieina Arūnas Valinskas ir sako, nėra gyvenime prie. Duok man pinigėlių ant cigarečių. Tu nekvesenuoji, tipo, gal jis ne cigaretė. Standartinė situacija. Aš nežinau, jis paprašė pinigų, aš jam daviau. Bet kas tai būtumėt padarę? Eini Gedo prospektų, prieina Valinskas. Taip, prieina Arūnas Valinskas, duoda šaibas. Mėgsta kepurę laiko. Prašau, žmonėlį, duok man pinigėlį. Kada čia buvo? Čia seniai buvo šitas? Čia buvo prieš kokius 7 metus. Tai gal dar gražins. Jau nesuždirba man to. Tu esi kreipęsis. Žiūrėk, jis man sakė, tipo, parašyk man, bet aš jam niekada neparašiau. Nes man gėda buvo. Šiaip įmanoma, kad tiesa, ne? Ar nelabai? Labai paprastas faktas. Nes tos mažas sumas, aš esu, pavyzdžiui, šunų treneriui 2 eurus skolingas. Paklauskim speco, kas yra... Bet žinai, kad aš neturiu. Kodėl tu šunų treneriui... Ai, tu šunį turėjai, okei. Aš pirkau maistą ir sako, po to atiduosi, aš toks bazaras. Valinskui tie 5 eurai yra kaip 5 centai, jis tiek šaibų turi. Žiūrėk, aš tam nelabai gal tikiu. Aš tavo komandai. Man jau pokai yra. Evaldas jau tiesiog žaidžia ant bazaro. Aš negaliu žiūrėti, kaip tokį vaizdžiai meluoji. Paklauskim tikro profo, kas turėjo šansų dirbti su Valinsku. Patarakai, taip tu galvoji. Ne, šiaip man biškiai atrodo kaip melas, nes Valinskas man pats davė cigarečių ir sakė, mano dalykas yra, kad įtik žmonėm visada duok cigaretę ir visada tave atsimins. Tai keista yra, kad iš tavęs ėmė cigaretę. Bet galbūt jis turėjo susitikimą su kažkuo svarbesniu ir jam reikėjo nusipirkti cigarečių, kad jam duotų cigarečių. O aš niekas cirkuliacija cigarečių. Nežinau, atrodo, kad visai kiekio principai. Yra tik vienas kiekis cigarečių ir jas cirkuliuoti. Žinot, ką reikia kitą sezoną ir taip pasikviesti, vat, yra tokia tema, ne? Ir tada, na, išgirskime, kaip buvo iš tiesų ir Arūnas Valinskas. Ne, aš iš tiesų, Ramonai, ateina Valinskas, sako, čia melas. Jo, ir išeina. Nuspirė stalą, meluose dar pydariu. Tai centro atvežai, gerai kažkam, atsimenat mane? Gerai, Antanai. Ką jau tavo kolega? Ble, čia per daug tiesų. Aš nemeluočiau apie Arūną Valinską, nes man pizda pramogų versle būtų. Tau nėra šansų. Tau nėra dabar. Nėra dabar. Tu mano komanda. Tu pramogų verslą taip palėtėjai, kiek galėjai pašokti, tai tiesiog nusileidai dabar. Mano, mes vienoj komandai. O jūsų rankų susilietė ir stovot kišo kišenėlį ir turėjai įdėti jam į kišenėlį atsakyti. Aš labiau, tipo, ar jisai siūlė tau kažką intimiai daryti su žmona, kai davai pinigų jam? Ne, nu neokakim. Tai tikrai net čia mels yra tada. Nes Valinskas net pinigų neduoda, jisai siūlo šiaip. Kas nori pasakyti? Kas nori pasakyti? Nori žiūrėdamas šitą kamerą pasakyti, kad Arūnas Valinskas yra. Žiūrėdamas į kamerą nenori. Žiūrėdamas į tave. Aš žiūrėsiu, bet aš neliesiu jūsų. Taip. Žiūrėk, Lukai, 5 eurus duok, aš paimsiu cigarečių, išpysim žmoną. Pirkimo turė kažką, galėtų. Perlaužiam pakelį, po to perlaužiam ingą. Galėsi lamą paglausti. Paradim barabum. Aš žinok, tokį triuką su inga draug pizdą. Nu gerai, jau šiek tiek kartorė, nubėga ir sako. To pilvas. Ir išmušė pro burną. Gali 5 eurus duoti. Kaip pilvukas Lukas pinigų ieško. Geriausias lubrikantas lamos yra kariokas. Einu cigarečių. Blėdzi, tu taip iš lamos. Jo. Tai sen tai galvą paglosti ir eini namo.
Valinskas plikių bybų greitai iki lamo. Kaip iš dispenserio iš lamo. Skreplių. Parbėga pasienga su skrepliai. Inga, lama pasibaigė, reikia keisti. Ir ne tai, kad tepa, bet meta tas skreplių. Šiaip per visą šitą laiką nieko Safas nesakė. Safas nori turėti laidą apie LNK. Jis vis dar nori dirbti su Valinsku. Jis jau auksinį protą eina kitą savaitę. Ar siūlo Valinskas pis savo žmoną visiems? Dėl tų 5 eurų. Ne, tai aš tai, ką sakiau apie tą žmoną, yra melas. Gerai, ką mes manom? Bet... Tai yra melas ar tiesa? Man reikia atsakymo. Tai va, šiaip prisiekiau, bet man reikia atsakymo. Jūs prisišykęs labai, manau, kad melas. Kažkoks jie... Jūs tikėsit šikalium? Jo. Aš negaliu tikėti žmogum, kurie 2 kartus kelnes prišyko savo, tai aš sakau, kad melas. Jo, iš kūno kalbos tai melas. Manau, kad tai Iš šūdo kalbos. yra melas. Lukai Ramonai, labai įdomu. Iš tiesų, ar tai yra melas ar tiesa? Tai yra melas. Tai yra melas! Ar galiu paklausti, kas kūno kalboje išdavė? Ką aš darau? Užuodėm, jo. Na, o Antano Kesteko komanda vyjasi po truputį Evalo Jasaičio komanda. Ir dabar išgirskime iš Tomašo Rinkievič. Paplojame. Nekaltybę praradau tautinių šokių stovykloje. Kieno tautinių? Lenkų. Kurių tų šokį? Lenkų. O koks, palauk, polka? Nu, tipo, nebuvo taip, kad vienu metu aš šokau ir mane kažkas krušo. Arba tai ten prašiausiai varydavom kas vasarą į stovyklavietės su ansambliu. Pagrindė į Lenkiją. Nu ir ten... Kaip ansamblis vadino. Gali parodyti. Kuriame šokau? Tau reikia partnerio, ar tu vienas gali? Lemba. Norim pamatyti visgi. Šokis? Visgi. Ir norim pamatyti seksą. Man tie visi... Ne, visgi mums reikia pamatyti. Man šokama? Aš nepart. Muzika! Ne, absoliučiai tyloju. Visiškai tyloju. Pala, aš biškį tada jungsiu čia radiją kokį. Pradžiai pasakyk. Pristatyk, koks šokis pradžiai. Gal balsą tada gerai. Gerai, šalisi. Pala. Ar su... Ten mes jau, jo, va tai buvo. Va tai buvo, jo, va tai buvo. Ir tada pisaisi. Ir tada iškarpysi. Tik baigėsi muzika, mes krušame. Gerai, Bet tu moka valso tą kvadratą iš vis? Ne, šiaip ne. O mes galim pabandyti valsą? Ar tu moki iš vis bent jau? Bet tu nori, kad aš būčiau moteris? Aš nežinau. O aš irgi nežinau. Kaip, davai, aš nuspręsiu. Labai skaniai kvepia pastonui. Tai Antan, tu nori? Kislek, einu pašoksiu. Jūs šoks? Einu keturiesi. Tai gal visi Tai yra svarbu, hebra. Nu, einam, šokam, tada nu gerai. Ateik, Safir, tu. Kitą sezoną, žinau, kad meluoji filmuos Pietų Amerikai. Valinskas manęs neužvertė, galiu pasidžiaugti gyvenimu. Pala, va tai va. Tu man čia užsimes. Jeigu čia tautiniai šokiai, tai tikrai... Ir pradedam... Jo, žinau, aš tai moku, lyg jo, tai tu padedi. Aš jūs vedu. Taip, tada aš žengiu į priekį, ar ne? Ai, tu vedi. Ai, tai aš tik vyro pusį savo mokėdam. Tai duok man vyrų dabar būt. O tai aš niekad moteris nebuvau. Pala, gerai. Aš noriu. Ką jūs dar daro? Chaosas jau. Čia jau vyrai seniausiai pašokia. Nu jis nemoka. Mes ir pasilaižydas spėjom. Tomužas nemoka visai. Šiaip nemoka šokti. Labai jokinga, kad tu sakai šokai tautinius šokius ir pademonstravai valsą. Jūs Lenkai net ir šokius pyzdinat. Neatleišiu. Blet, šitą tai reikės iškirti dėl karinės situacijos regione. Aišku, kad žinai, tu statėjo. Ne, myliu Lenkus, apginkit mus. Tai jo, klausimai. Valsas, nebuvo tautinis tas šokis. Ne, nu buvo krokovekas, kujavekas. Jo, kaip karvė. Ir kaip jis gavosi, kaip jis... Nu ir nuvarėm, buvo man kiek, 16 metų. Taip. Nuvarėm ten į tokį miestelį kaip Čenstochova. Čia jau gali bet ką sakyti. Jo, žaštis paštais? Nuvarėm ir ten buvo Šešmašmolys. Meras Gžegoš Brenčišikevič. Koks partnerės vardas buvo irgi išgalvotas? Ne, tai čia buvo su kito ansamblio. Ten yra suvažiavimas, tipo, skirtingų ansamblių. Ir iš Lenkijos, ir iš kitų šalių, ir iš Vilniaus. O kokia jos tautybė buvo? Kokia jos tautybė? Nu, jeigu jinai iš Lenkijos galvoja, gruzinė kokia aš ten.
Gruzinė. Jo. Tvarkiai. Tvarkiau Gruziją, jo. Okay. Žodžiu, buvai Gruzina. Jo, po to grūzo man davė. Už Gruziną. Valgiai organus. Ne, Paėmė hinkalį tavo. Pasistatęs kamerą. Kamerą pasistatęs, prasidėjęs stalo. Ne kas per stipriai sultinys išbėgs. Mokina Tomašas, kaip paimti. O jis mokat valgyti ar ne? Galiu valgyti. Iš karto reikia iščiūpti. Neišvaistyk sultinį. Safai, sakyk, man atrodo. Oi, ne, nieko. Aš bandžiau, ten vidury nesigavo, tai aš dabar tas jau nebetęsiu to. Ne. Safas bando vidury greitkelio gatvę pereiti. Ant geležinė vilko. Aš gal ateisiu. Ne, Safai, žinoma, prašau. Kas? Ne, tai tikrai. Gerai, Nu ten, kur apie Gruziną Pasakyk, prašau. Tiesiog norėjau kažką, kad jisai tos garsiukus kaip per tos video leisut. Nu nesvarbu. Nu tas sukarpytas, tas video būna, ten tik, Tai jis sekso metu tokius garsus. Ne, geras. Būtų labai tikė, būtų labai tikė. Būtų tikė. Reikėjo ten būti. Tai gal galėsi šitą įkirpti ten? Tas ir, kad mes Galėsi šitą įkirpti tą vietą. Toliau. Gerai, o kai jau mylėjotės, buvo aktas, ne? Aha. Tu buvai tas dominuojantis, ar tave ta Gruzinė pasigavo pat? Kaip vyko, šiaip per tautinį rūbą mylėjotės? Reikėjo pirmą paprasčiausią va taip žirklėm iškirptos tautinis rūbas ir tada pradėjom važiuoti. Bandžiau įnert. Perliną pisai. Perlininės kelias. Nelabai karlinas, kad kokybiškas yra, ne? Ten labiau sintetika, pamenu. Lenkai, kai mėlysi, ką sako? Kodėl tankas? Iš Jamaikos. Jaman. Atėjo Gruzinės, sako, Jaman, fuck me. Ne, sakom, vardinam tuos miestus, kuriuos mylim. Tipo, Vilno, sako, Vilno, Kovno. Kol tvarkotės, taip? Jo. Su klumpiam buvo koks nors garselis. Ne, mes padorų žmonės, tik su koiniu. Ar tai Gerai, tai kaip palapiniai, už namo? Ne, ten buvo tokie kaip bendrabučių tipai. Mūsų visus įmesdavo į tos bendrabučius pasiskirti. Ar buvo kitų žmonių kambarį? Kitų žmonių buvo kambarį. Valinskas gal. Jo, šalia buvo Valinskas, Pitako, prašau. Pas Ramono prašai. O kas Ramono, kaip prisišyti? Ne, pas mane zlotai dabar, nereikia zlotų. Šiaip keista, kad vaikam duotų, tipo, dvivietį private kambarį. Jo. Tai ten buvo triviečiai, bet kadangi ten buvo kampusas, mes galėjom vakarais išeidavom, tipo, pagert, su kitais susipažinti. Palaikai ryšį su jėdami? Ne. Kodėl? Baisus prisiminimai, skaičiu. Jo, šiaip, o kaip tau 16 buvo? 16 tu buvai jaunas, buvo pirmas tavo santykis su moterim? Jo. Su moterim, jo. Kita tautė pirmas santykis. Kita tautė, kita moterim. Pas tave tautų pavasaris buvo prasidėjęs. Tu mane bandai prigauti kažkokių žodžių, kurių aš nežinau, kas čia. Realiai susijungia Lietuva ir Lenkija. Aš kaip tas dabar, nes šamas vandenį. Gerai, Kebra, man atrodo viskas neblogai, nes paklausim. Ar dar reikia informacijos, ar jau galim duoti spėjimą? Turėjai pasiruošęs prezervatyvą, viską? Tai jau rašiai šitam. Ar saugus buvo? Jo, ar saugus. Jūs bendrabuti visi, ar tik tai? Visi kaip olimpinė miestelė. Pas mūsų yra. Mes ten 15:00. Pietaujam. 18 repeticija. 20 visi krušas. Geras. Kodėl jūs galvojat, kad, pavyzdžiui, Lenkų populiacija 1 milijonų? Čia mano dėka. Ar tai buvo vienintelis kartas su ją, ar po to dar kartus? Ne, vienintelis, nes čia buvo į to viso festo pabaigą viskas. O buvo labiau karkovekas su ją, ar kujavekas gal? Gal labiau pizdovekas. Gerai, Evaldai, Saitė, ką manai? Manau, realu, nu taip, ištautinė mažuma, ką daugiau. Jo, o tai kai pamatė, kai jo pimpalą pamatė, sako, tautinė mažuma. Tautinė mažuma. Toks vienas lenkiukas išlindas, kaip špikelis. Tiesa, ar ne? Nu, Priimsiu sakymą kaip tiesa, Tomas, sakyk mums. Tai tiesa ar melas? Tai melas. Tai yra melas! Mes ką tik atsiūminam, kad bičias, kuris valgo dantų pastą, jis pistis 16. Bet jiem labiausiai žirnos kvepia. Žinai, ko labiausiai dabar pergyvenu, ką pakeičiau, nepaimčiau gal gruzinės, gal kažką kitą tautybę paimčiau, bet tai buvo. Kas blogai sakyti? Jo, žinau, kažkaip man tipo, jūs kažkaip atrodo, kad užpuolėt ant manęs ir aš turėjau pasirinkti kažkokią agresyvę tautą, kuris skamba, žinai, taip. Įdominas tos smegenys. Jo, jis į agresyvę tautą pagal pavadinimą renka. Jokios agresyvesnės šalies arčiau Gruzijos neradai. Čia agresyviausia tauta. Ne, bet negali pasakyti, kad Rusija piso irgi nelabai atrodė. Čia fasonus. Kodėl? Dabar.
Jeigu sakytum, Dabar kad... tai seniau, kai buvo draugiška. Kaip tokia bendra himna turėjo. Antanakis seko komanda viesi. Vienas geriausių comebackų. Pažiūrėsime, ar jį sustabdys Safas Laurinas Mejauskas Safuelis. Mane norėjo sumušti bahūras, nes pardaviau jam prastus džinsus. Čia kaip skamba, kaip Vinted pradžia. Jo, kur tu pardavai džinsus? Rūbo parduotuvėje aš dirbau. Kaip vadinas? Džinsai tiesiog? Akropolį Pull&Bear. Ir jo, jisai atėjo džinsų pirkti ir matęs, kad toks, mano suvokimu, toks oligarchas, jau rimtesnis toks bičas. Ir man... Oligarchas galvoja perika džinsus iš Pull&Bear? Jo, supratimu. Nu, gal bahūras, grįšim prie bahūras. Gerai, grįšime prie Jo, bahūras. Oligarkams skamba, kad čia parduotuvė trauk mešką. Jo. Viskas gerai, Tomaš, viskas gerai. Viskas gerai, tu moki to žodžius, Tomaš? Paaiškink, ką reiškia oligarchas. Oligarkas, kas reiškia turtingas žmogus? Okay. Nes pasakai kažką apie baltą mešką. Ne, apie Pull&Bear jis išvertė tiesiog. Aikstonakas. Geras bairis. Čia su jais neprisidėjo. Ne, bet dabar skauduma. Nu, bet Aš toj parduotuviai turėjau kalbinti žmonės, kalbinti klientus ir man reikėjo eiti prie kiekvieno kliento, nors ir to kliento jau kaip ir bijau iš anksto, bet vis tiek priejau ir sakau, ponas gal kažko norit. Tu tai pasakai, atrodo, Kas gazdino tave, kodėl jis toks buvo, ne? Toks. Matai, kaip pasakė, džinsų, lyg jis toj gersit, už džinsų. Jis ten tai pažiūrėk, kaip jis vaikščia iš 17 amžiaus. O bandėjai papirkti mielumų darydamas sijoną kaip tortas. Atrodo, ne džinso šarvų ieškojo. Ir man labai buvo sunku suprasti, ar jam plačių siūlyt ar siaurų, nes nežinau, kuri pusė jį gali įžeisti, žinai, nes dabar Marozai šiaip skinny jeans nešioja, tai aš nesuprantu, žinai. Marozai ir tu. Ne, nešioju. Tu pas mane plačiausiai džinsai čia iš visų, ką tu čia pjauni? Parodyk, davai. Pažiūrėk, įvertinam plotį. Ant kiek? Tikrai platas. Čia skinny? Čia jeigu paleisi šardą, gali išbarstyti. Tai kur baigiau, kokie klausimai, kaip kas? Jo, kaip jis trigerinos? Ar jis buvo persirengimo kabinoje, kad spyko? Aš įsiūliau vienus džinsus, jisai jos pasimatavo ir buvo neužtikrintas. Sako, nežinau, ar man čia tinka ar netinka. Sakau, liuks, puikiai, nes aš irgi bijau aš jam sakyti, kad prastai atrodo, ar ne? Ir jis sako, žiūrėk, aš galiu išeiti iš parduotuvės, nusipirkti džinsus, išeiti iš parduotuvės, atsiras savo paną, paklausti, ar tinka, ir tada, jeigu ką, grąžin džinsus. Sakau, man tinka, tegu, varyk. Ir jis išėjo ir grįžo, ir jam net patiko japanai, ir jis sako, noriu grąžinti. Vadovė sako, be šansų negalima grąžinti, čia tokios taisyklės, nėra tokių taisyklių, negalima grąžinti. O tu nepasakai vadovui, bet man tiko. Jo, bet vadovai labai netiko, aš pasirodo, nežinau tų taisyklių, kad negalima nusipirkus apsimovus išeiti ir grįžti grąžinti. Dirbai tai parduotuvė ir tu tiesiog kartu apsipirkinėjai. Dirbu. Ir jisai ant manęs pradėjo negražiai žodžiais sakys, bet... Čia skečas iš tikrųjų. Ant manęs jis pradėjo visaip rėkti, sakyti negražius žodžius, ką tu čia kurva triochala, tu sakai, kad galima taip. Gal tu... Tu kažką jam atkirtai? Oi, ne, aš labai užsidaręs kamputį, buvau toks į vadovę, žvilgčiau, galvoju, tu jau tu čia spręs šitą dalyką. Kaip išsisprendė konfliktas? Tai išsprendė taip, kad vis tik pavyko jam priduoti tas kelnes. Pasirodo, Marozas buvo iš nešvankiai. Aš atrodo, blėt, klausaus mamos istorijos. Man atrodo, kad tas Marozas Markas buvo, o jo vadovas buvo Mantas Bartušelis. Pardavinėja Pull&Bear džinsus. Blem, aš kai esu dirbęs nemažai laiko parduotuvėse, skamba kaip labai tiesa, tai kai tu primeluoji pirkėjui ir tada į vadovę žiūri visą laiką, ką daryti tada. Taip. Bet aš neatsimenu, kad Safas būtų dirbęs tenai. Man tai neteisybė nepatinka, nes jis vis tiek galėjo grąžinti džinsus. Tai taip, jeigu tu esi pakankamai naglas, tu gausi, ką nori. Taip, taip ir gavosi situacija. Ilgai dar dirbai. Tu su tokio aukos šnekilik per šešėlį. Aš bijau, dar jo bijau. Tu iš akro bijau. Buvo kilusi grėsmė kažkokia, jis buvo pakėlęs balsą, jis tiesiog tau pasakė ir tu... Jis į mane žiūrėjo tiesiog tiesiai, kad, tiesiog aš išdaviau ir ką tu čia triochala, tu sakai, kad galima grąžinti, ką tu čia dabar, ko tyli, blėt, jis šnekėjo, tu pradėjo, jis iškent manęs puldžiu. Ne, jis antrą kartą sako žodį triochala, tai turbūt buvo tai.
Galiu ir Jisai triokalai. Ne. Tomašas vis dar per žodžius. Jeigu meluoji, negali kartuoti žodžio. Ne, kada tau labai baisi, tu įsimeni, žinai, tos, ką tu triochalą. Aš šiaip klausau Safo istorijos ir aš Tomo Rozo pusėj. Aš tos džinsus Safo ant galvos uždėčiau. Aha. Dabar taip atrodysi. Ir sakai, taip. Kisegi, ką manom? Užnės sprendimai priimti. Na, aš taip Jau paprasta situacija, nežinau, nėra nieko čia ypatingo. Jo, čia toks taip, nei labai išgatokia, labai... Buvo nepatenkintas klientas. Kaip rusų propaganda, kur, skamba kaip tiesa, bet žinot... Gali visai būti, jo. Tu perskaitai kortelę, dabar patarakas pizdavoja tave. Nu nieko čia ypatinga, blėt, ką tu pasakei. Neįdomu, Jo, aš tikiu, čia tiesa yra, jam tai buvo. Jam tai buvo, jo. Net parduotuvį čia kiekvieną dieną. Bet ar jūs tikit, kad paprašė Safo atsiųs tiesą ir jis tokią nuobodžią tiesą atsiuntė? Ar jūs galite to patikėti? Po vieną kalbam, kas čia buvo papasakoti. Į Portlandą buvo Selas atėjęs. Ne tavęs papasakot. Ai, sorry. Jie Safą laiko. Tavo įdomės. Jo, ar jūs Safą laiko tokiu nuobodžiu žmogum, kad jis nieko nesugalvojo, kai jam paprašė Antanas atsiųsti? Tiesa, kad jis tokį šūdą atsiuntė. Jūs manot, kad jis iki tiek neturi fantazijos. Va tas yra. Net Čia tu geras kartus argumentas. atsišykęs, vai čia galvoja yra pizda. Bet jie darytų melą tokį irgi, kuris soks neoriginalus, tai aš irgi nemanau. Tai gal labiau Safo. Tai čia kas nuobodesnis, Antanas? Jo, čia kas nuobodesnis. Nu gerai. Ir, nublembęs. Dabar tai didelis spaudimas gan yra. Didžiausias melas, kad aš žinau, kad meluoju parašyta, kad čia naujas šou yra. Ketvirtas sezonas. Šitą katinsim, blūrinsim. Aš manau, kad čia tiesa, čia buvo jo eilinė diena ofise, tai yra parduotuviai, jo atėjo žmogus ir, kelnes, ir jo, ir tiesiog buvo. Skamba kaip eilinė diena. Irgi flawless impersonation. Impressionai kol kas vienas iš vieno. Ta prasme, Aš biškai. atėjo klientas ir sako, Tiesa, bus, tiesa. Gerai, aš paimu. Galiu būti tas pamėgdžiantis. Tiesa. Tu galėtum jį išgąsdinti, dabar jeigu pasakytum, ar galiu savo džinsus grąžinti, jis leistų tau. Fiksuoju šį atsakymą kaip tiesa. Tiesa. Safai labai svarbus taškas, yra lygiosios. šiaip svarbus mums kaip komandai dabar. Gerai, ne tau kaip žmogui, bet... Kas man parašė tokią neįdomių melą? Tai yra buvo tiesa. Tiesa. Ateria tiesa. Ateria tiesa. Ai, malonu. Reikia kitų tapšnojimų. Turim paskutinį žaidėją, paskutinį kortelę. Kol kas Antano Kislevio komanda išsiveržė 6-5. Lemiamas taškas. Ar Patarakas sugebės laimėti šią laidą, ar visgi bus lygiosios? Palaikom iš visų jėgų. Mato Patarakas! Esu susmulkinęs lavoną. Ką tu svaigsti? Jekauju. Aš tiesiog norėjau kažko labiau crazy. Norėjau įsilieti, tiesiog išsipasakot. Į darbą eidavau pešiom 5 kilometrus. Čia fucking crazy. Ar tu išpratėjęs? Crazy. Pešiom 5 kilometrus. Tu naudoji kojas pagal paskirtį? Tu tiesiog vieną po kitos? Gerai, ar dabar mes būsim debilai, kad tikėsim, kad tu šitą atsintai? Pradedam žaisti per kitą metą visai. Ar tiek nebeturi idėjų? Nu, užduokit man pikantiškų klausimų. Kaip aš jau 5 kilometrus iki darbo? Kur tu dirbai, Mantai? Viešbutė. Wow. Kaip toli jis buvo nuo tavo namų? 5 kilometrus. Mantai, o tu gali atsistoti ir parodyti, kaip ėjai 5 kilometrus. Taip tapo, taip Parodyk mums, kaip tu ėjai 5 kilometrus. Va čia tai šau. Žiūrėkit, šau. O, kaip jisai eina. Mantai, o tu eidavai sausinėm? Ar tiesiog be nieko? Be nieko, nes aš išpratėjęs. Aš su savo mintim tikėjau, nes aš fucking crazy. Tu kiekvieną dieną su savo mintim išgyvendavai kelionę į darbą? 5 kilometrus visą valandą. Ar būdavo, kad į darbą ateidavai per anksti? Ne, tiek nebuvo, bet... Tiek kreis. Dar vis tie pansai ankstumą, blemba. Buvo rimtas renginys, baigit, blemba, joks. Toliau. Kiek metų dirbai? Viešbutyje neįvardintam. 3 mėnesius. O kodėl eidavai kiekvieną dieną? Taupiai? Nes aš bijojau autobusą. Čia klausiu, aišku. Bijojai autobusą? Aš bijojai 5 km kiekvieną dieną, ne? Jo, nes bijojau autobusą. O kodėl bijojai? Bijojau finansiškai, nes 50 centų kažkur kainavo važiuoti autobusu.
Tada yra kitas dalykas, čia buvo ne Lietuva, čia buvo Amerika, tai aš nepasitikėjau autobusais, niekad nežinai, kurie nuvažiuos. Tai man baisu buvo, aš nežinau, gal kažkur net ten nuvažiuos. Iš to, ką pasakėte, tikrai Amerika. Išeiti ir taip 5 kilus prasėti, čia tik Amerikai, manau. Ne kilometrai. Čia jau ponų dalykas. Ne, aš kilometrai skaičiau, čia neprigausiu, tokį šūdų dabar. Bet šiaip didžiausia priežastis... Kad Amerikai myliom vaikščiu. Ką tai pasakiau šį? Bet jis garsiau pasakė. Aš garsiau. Komedį. O nėra, kad myliom vaikšto? Myliom, jo, Amerikai. Amerikai myliom. Galiu. Gali, jo, drąsiai, tai čia įdomiausias žmogus kambarį dabar. 5 kilus nuėjo. Fucking crazy, jūs neįsivaizduojate, kaip sunku ant kelienų. Ne, gerai, 5 km, kiek čia yra laiko maždaug eiti? Valandą. Meluoji. Žmogus 1000 km nuėjęs, žino. Aš jau aš pats labiausiai crazy kambarį esu. Tu žinai, kad... Aš irgi daugėjęs patarakai. Kiek yra 5 km to, manom? Per kiek minučių galima nueiti? Yeah. O galit 38. Galit dabar projekti, pas kurį didesnis ėjimas. Kaip maždaug abu einat, mes technikai. Žingsnis. Mes jau šitą ryčinsim. Gerai, kur dirbai? Į kokį... Aš viešbutį. Amerikietiškam viešbutį. Ar tu parodai, kaip tu šnekėdavai amerikietiškai viešbutį? Koks tavo buvo... Tu turėjai charakterį viešbutį ir tu darai tą... Aš buvau rytų europietis. Tiranozauras. Hello, how are you? Čia kazakstaniečių. What's up, how you doing? Tu išdavęs Tu su šitą pisais? Kai eidavai į viešbutį, ar tu suplukdavai? Aš žiauriai greitai, aš visą suprakaitavęs būdavau. Ir ar nesakė viešbučio administracija, mielas rytų europietė? Tu smirdi. Oi, ne, aš dirbau, šiaip tais faktas, aš dirbau viešbutį su skalbenkiam, tai aš įmesdavau rūbus ir išsiskalbdavau. O gali pasakyti, kaip į tave kreipdavas direktorius? Peitrakas. Mandas Peitrakas. Jo. Ne, šiaip aš, jeigu iš tikrųjų, aš nevažiavau autobusais, nes aš rasistas. Mandas tai veipai įdomus. Aš pasiaiškinsiu. Tu nekenti moterų ir esi rasistas? Ne, aš kenčiu moteris. Bet myliams tu. Aš kenčiu moteris, nesakyk, kad nekenčiu. Aš toleruoju moteris, man tas bet... Manęs neberia nuo moterų, tai all good. Ten buvo daug susišaudimų mano rajone. Ir kiti... Ir tu ėjai tiesiog per tą rajoną toks. Jie šaudės autobusę, esame. Jo, kas vaikšto? Ne, šitas perbalės rytų europietis 1,9 m. Šitą nešaukit. Amerikiečiai, pamatyk, kaip autobuso duchas. Ne, mano rajone šaudus, einu prasėjusiu 5 km. Tai man. Jo, bet ten Amerikai nieks pešiom nevaikšto. Arba mašinas turi, o jodukai. Lipau autobusą. Ir mane prigazdino kiti mano bendraodžiai. Mano bendraodžiai sakė, jokių būdų nelipk su tais skinny džinsais į autobusą, nes tavo pasturgalis. O bendraodžiai, o jie taip ir peidavo? Good. O ne, jie taip peida. Kaip prie šuns duoda ranką pavostį pirmą. Ne, šiaip jie eina ir taip daro. Together. Tu girdai kaip lūpas. Čia kurie būtent? Čia, tie, ne mano bendros odos. Baltodžiai nedarė taip šį. Pasakyk, kad tu rasistas, nesakydamas, kad rasistas. O ką valgydavo jūsų oponentai pagrindiniai? Mano oponentai. Ne tavo ožiai. Aš daug prašiau valgiau už juos. Kaip jie gamindavo vištieną, papasakok? Aš jų vengiau, tu supranti, aš ėjau labai greitai. Kad per saugias vietas. Šitą istoriją taip neturi, ta prasme, logikos, aš negaliu jos pramušti. Tiesiog man skamba kaip gatava. Pavojinga, dėl to tai ne. Ar tu važiavai su Greyhoundu? Gerai, jie baisus, bet Greyhound yra tarp miestiniai. Taip. Čia dabar du žmonės buvo Amerikai, diskutuoja apie autobusus. Aš dar finansiškai bijojau. Iki čia nusirito šitą laidą. Bet dar finansiškai bijojau, nepamirščiau. O dar pavyzdžiui Lietuvoje grįžęs. Finansinė baimė ir kur nuvažiuosas autobusas, iš kur tu gali žinot, aš nelokalus, baisu. Aš nelokalus. Kaip ir auteris šneki tiesiog. Ei, senė, aš mano visai kitas tinklas. Ne, tu visiškai skambi kaip šitas. Good. O būna, kad prisimindamas senas geras dienas dar Vilniui prasieini 5 km. Aš iki ofisą kiekvieną dieną einu, nes labai sveika yra. Jo, bet iki tam tikros ribos, 5 kilai yra jau truputį nesvarbu. Svarbus taškas, Kebra, svarbus taškas. Nu aš žinau, Nes bus tiesa, kad 2-3 gal. Ne, aš...
Kaip dar kartą, paskaityk tą kortelę, kaip ten nykiai skamba. Ėjau 5 km vieną kartą. Į darbą eidavau pešiom 5 km. Aš manau, mus nugalėjo Patarakas, nes, žinokit, aš ne... Jam kaip psichui davė visiškai banalius dalykus. Vieną dieną kvepavau ilgai. Nes šitie kaip yra. Kvėpuojame. O tie kitaodžiai kvėpuodavo taip labiau. Oh, damn! Yeah, man! Aš taip nebesuprantu Patarako pozicijos, kad aš manau, kad tai yra tiesa. Nes tik jos smegenis galėtų iškreipti. Bet į šitą tavo, sakoma, tiesą įeina vis dar žodis, kad tu rasistas, ne? Nu jo, mane įtikino kiti bendraodžiai. Aš problemos dalis, taip. Na, kolegas bendraodžiai, ką manat? Tiesa. Kapitonas, davai, sakom. Nu, tu kaip vaikščiantis po 1000 kilometrų. Ne, taip, čia Tu kaip rasistas, Evaldai. Aš kaip gėjus. Tiesa, turbūt. Man, kad yra tiesa, ne? Taigi, užfiksuosiu atsakymą kaip tiesa, lemiamas taškas. Jeigu Evaldas Jasaitis pataiko... Jis jau šypsosi. Man tai Patarakai, pasakyk, kaip buvo iš tiesų? Aš esu crazy ir tai yra tiesa. Mantas Patarakas, Antanas Kislekas ir Tomas Rinkėvič. Sužaidė lygiosiamis. Patarakas ant tiek tingi dirbti, kad jam paprašė tiesų, jis parašė, nu kartą jau 5 km. Ir po to sugalvoti. Bus įdomu. Skambina Antanui, žinai, Antanai, mane aš dar kursiu. Apie juodaodžius, ką nors. Gerai, ir šiandien turime lygiasias. Ačiū abiejų komandų atstovams. Paplokit jiems, pasiplokit ir patys savo. Buvo nuostabus, o čia buvo laida, žinau, kad meluoji. Ačiū jums ir iki kitų kartų.